sveiki visi, šiandien sukursim 12 tikito epizodą. Ir aš jau šiandien esu tikrai pasiruošęs ir turim 14 bronzos ir visko, ko mums tikrai reikėtų. Tai pasilikau čia biškusti vieną daiktą, tai parodyti kaip pasigaminti. Tai vieną dedam tendas čia ir tuo taip aplink ir gaunam 2 bronzas. Tus 2 bronzus dedam čia ir mums jos iškepa. Bet mums šitos energijos jau yra mažai. Tai va, dabar nežinau, ką darysim. Jeigu girdit pašalinius garsus, tai nepykit. Čia, na žodžiu, nepykit. Tai mums dar reikia šitų, 8. Va. Taip, ir mums dar reiks šitų, nors jo mums reiks. Šit čia susitvarkom, Tai vat, man atrodo, praeitame epizode rodžiau, kas šitoks yra ir kokios jis funkcijos. Nu, parodysiu, dabar vis tiek nėra ką veikti. Tai dėkim, padedam čia, dedam čia ir jie neiškrenta. Ir jis yra, man atrodo, kaip akmens, kaip akmuo. Na, ne taip, kad jis atrodo kaip akmuo ar panašiai, tai, nu, žodžiu, patys suprantat. Tai mums štai iškeps tuoj, o mes tai tino tai neturim, turim. Yes. Tai gerai bus, pasidarysim. Tai jeigu girdit pašalinius garsus, tai tikrai nepykit, sorry. Šitaip. Ne šitaip. Šitaip gal. Va, ir mes gaunam 2 va šitokius, bet mes dervino nepasigaminsim, nes mums reikia rafalinį derviną, bet mes jau gavom jo ir mes pasigaminsim. Tai mums turbūt užteks visko. Jo, mums užteks. Tai gerai, čia dar 6 turim, tai mums užteks tikrai ir mums reikia dėti ne čia. Dėti čia va. Jo, ir mums dabar čia pagamins, 2 pagamins ir bus gerai. Bet mums dar reikia sugaminti 2 šitokius ir vėl reikia dėti čia. Čia ne čia tikrai. Čia va. Ir mes galvat gaunam advanced alloy. Ir ant to mums reikia kiek advanced alloy? 2. Mums reikės carbon plate. Šitų vat gausim carbon plate'us. Gerai, 2 iškeps ir užteks. Vėliau iškesim šitos. Šit čia dedam kelis kaulus. Ir man atrodo, dabar yra naktis. Ne naktis. Tai jeigu ką, tai rašykit komentaruose, kad ar užsidėti tekstūras ar ne. Ir ar, nu žodžiu, noriu jūsų paprašyti, kad subscribinkit, jeigu patinka mano video, nes jau yra 5 subscriberiai, tai labai ačiū jiems. Tikrai pagerinat mano reputaciją. Tai vat, mes pasidarėm ir mes pasigaminsim. Taip. Ir taip. Nu, mes gavom advanced alloy. Ir dabar mes, jeigu norim pasigaminti, tai mums dar reiks vėl žiūrėrakčio. Taip jis tarėsi lygiai. Nu, eik tu būt, ar kaip specialiai yra ant vienas. Ai, bet mums čia kepa. Yes! Galim pasidaryti. Tai vat. Aš dabar geriau pasigaminsiu patobulintą tą vat va šitą, bet aš nežinau kaip jį pasidaryti. Ar jį
Tai ar jį su Cooperiu daryt, ar jį su tuo refineriu? Jo, su Cooperiu. Gerai. Siemam ir mes gavom tai, ko mums reikia. Gerai, taip, ir mes tuoj gausim patobulintą. Tai vat mes dabar ir taip ir tobulinsimės. Na, kiekvieno nesitobulinsim, nes tai užtruktų gan ilgai. Ir mes permiegokim. Ir nieko. Tai žodžiu, tiek šiandien ir man rodos, tai norėjau pasakyti, kad... Ai ne, dar vieną dalyką noriu jums pasakyti, kad jeigu norit, kad jis jums veiktų geriau, tas Iron Furnace'as, tai mes dabar pasigaminkim tą dalykėlį. Ir kad jis veiktų geriau, mums reikės lever. O tas yra, kaip svirtis. Ir mes ant jo atsitupėm ir uždedam. Ir kai mes jį paspausim, jis įsijungs ir jeigu jis įkais iki 100, tai dėkite kokį akmenį, tai kas belen kokį greičių. Na, viską, kas, darys tokiu greičiu. Na, nebent ten būtų nežinau kas, bet man tai viską kasa. Ne kasa, bet daro. Tai va, tiek šiandien tai norėjau pasakyti, kad, parodyti tiksliau. Parodyti, kad mokėtumėt. Gal kas jau moka ir žiūri, bet, žodžiu, tai laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir viso.